Ar galima valytis vienu metu pas du meistrus? Čia iš tikrųjų klausimą galima išskirstyti į dvi dalis. Pirma, jūs įsivaizduokit kaip du žmonės, kurie valo, taršo jūsų energetinį kūną. Tai yra tiesiog ištaršimas jūsų energetinio lauko, iš kurio paskui nieko nebelieka. Ir tuomet reikia jį pildyti ir pildyti. Antras dalykas, jeigu kyla klausimas, eidama pas kitą meistrą, ar tai nėra kažkokia išdavystė pirmojo meistro, čia verčiau susimastykit. Jeigu jūsų meistras neišleidžia, meistrelis, jeigu jūsų meistrelis neišleidžia eiti kažkur į sesijas kitas, tu tiesiog esi pririšta prie to meistro, kad neitum kažkur kitur. Čia yra ne kas kitas, o pririšimas. Tik jau ne vyro ir moters pririšimas, o prie to meistro, kad tu nieko kito aplinkui nematytum, o tik tai jį ir eitum tik pas jį. Šita patirtis yra ne iš piršto laužta. Su ja susidūriau ir per energetinę sesiją. Nes tuos prisirišimus, kai prisirišimai būna ir prie vyrų, juos laikas yra nutraukti, lygiai taip pat ir prie raganų būna energetiniai prisirišimai, jog jie visuomet tarsi erdvėje kažkur yra. Arba žmogus sapnuoja, o iš tokio meistro, jeigu nori išeiti, oi, dėl to pas mane ir nėra jokio pririšimo, jog tu būtinai turi lygiai po mėnesio pas mane ateiti. Ir man visai nesvarbu, kada jūs ateisite, nes aš žinau, kad jūs ateisite pačiu tinkamiausiu savo laiku.